Jiems Dievas suteikia teisę būti, kurti, būti kitokiems, būti įvairiems, būti kitoniškiams. Ir visą tai buvo nutraukta. Nutraukta grubiai, be teismo, be kaltės. Atimta teisė būti. Ir vienintelė priežastis buvo todėl, kad jie buvo kitokie. Liūdniausia yra tai, kad tai buvo viso miesto akivaizdoje. Ir mes nežinome ne vieno atveju, kad kažkas būtų drįsęs pasipriešinti šitam barbarystės atveju. Ir mes dabar esame šitame mieste, kuris yra praradęs didelį savo dabarties plotą. Mes nežinome, koks būtų šitas miestas, jeigu šitie vardai, tie žmonės būtų gyvi, užaugę čia, kūrę, veikę. Ir mes renkamės čia, kad pirmiausia atstatyti tą teisę į savo vardą, teisę į tą būti, nes vardas tai yra mūsų pradžia. Mes gimstame, mums suteikiamas vardas, kad atskirtim nuo kitų, kad mes nesame padaryti, nesame pagaminti, mes esame iš begalybės gimę ir turime kiekvienas teisę į savo unikalią ateitį, nepakartojimą, kitonišką. Iš to yra visas grožis, visas gylis, visa muzika iš to mūsų buvimo čia. Taigi mes esam praradę daug muzikos, daug įvairovės, daug kitoniškumo. Ir todėl tai yra liūdna. Mes eisime dabar, neskubėdami ramiai, kai kurie gildos, tai nėra būtina, tai yra tiesiog mums yra būtina, mes turim nueiti iki kitos vietos ir pasakyti garsiai šitos vardus. Šitos vardus, kurie priklauso šitam miestui. Kurių dėka šitas miestas būtų, mes neįsivaizduojame koks. Ir jų kol kas turime apie 300, o pati bendruomenė buvo apie 1000, mes nežinome iki galo, kas atsitiko su kitais. Ir tai yra dar ateities darbas. Skaitysime ten vardus, kiekvienas galės savo, sakant, prieiti ir paskaityti po kažkiek tai vardų, nes yra labai svarbu pačiam pabandyti skaityti tos vardus. Ir tada padėsime tiesiog akmenėlius arba uždegsime žvakeles ir mūsų darbas bus atliktas. Tai visą, ką mes kol kas tik tai galim padaryti. Ir siūlau jie buvo irgi Lietuvos piliečiai, kaip ir jūs esate Lietuvos piliečiai. Tik jų tautybė buvo žydai. Jie gyveno tarp mūsų. Ir dabar berniukai, kur čia stovi, yra 7 žvakės. Tai yra žymintis menorą. Ženklas, gyvybės ir šviesos ženklas. Jie tą menorą uždega kiekvieną šeštadienį, kada švenčia šabą, vadinasi poilsio maldos laiką. Ir aš jums pagėdosiu lietuviškai giesmę, kokią jie giedojo tada, kada jie Kretingoje gyveno, o gyveno jų daug labai. Jie iš vis jų buvo, jie asmeniškai 16 amžiui žydai čia atkeliavo
Ir prieš karą jų buvo suskaičiuota, kad jie gyvena 900 čia žydų gyveno, 900 šeimų. Tai begalė labai daug jų gyveno. Jų buvo mokytojai, gydytojai, mėsos parduotuvės savininkai ir labai daug kitokių profesijų žmonės. Kur esat prisisegę tas žvaigždutes, tai yra Dovydo žvaigždė. Užėjus karui, naciams atėjus, nacijai liepė prisisegti geltoną žvaigždes, kad išsiskirti iš kitų tautų. Tai ir mes taip simboliškai dabar padarėm, kaip simbolį Dovydo žvaigždė. O vienas brolis, kaip galiu pavadinti, pagiedos tą pačią giesmę hebrajiškai. O aš pagieduosiu dabar lietuviškai. Ramybė jums tarnaujantys angelai, aukščiausiojo pasiuntiniai, karalių karaliai, virš karalių, šventasis tebūnie palaimintas. Ateikit ramybei, ramybės angelai, aukščiausiojo pasiuntiniai, karalių karaliai, virš karalių, šventasis tebūnie palaimintas. Palaimink mane, taikos angelai, aukščiausiojo pasiuntiniai, karalių karaliai, virš karalių, šventasis palaimintas jis. Išeikit ramybei, ramybės angelai, aukščiausiojo pasiuntiniai, karalių karaliai, virš karalių, šventasis tebūnie palaimintas. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, Malachei Elyon. Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Kvod Hele Shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Vachrum leShalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Tzed Hele Shalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei HaShalom, Malachei Elyon. Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu. Israel Adonai Elokeinu Adonai
Elha